Sveiki, bičiuliai. Tai kaip įprasta noriu pasidalinti, ką atkreipdėmėsi jau prasidėjusią savaitę. Taigi 28, gegužės 29 ir 30 diena, tai reiškia antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bus pakankamai palankios dienos, ypatingai visiems darbams susijusiems su sodininkystė, su keistais statybų darbais, kelionės ten, sveikatingumo visokie tai klausimai, kažkokie tai remonto klausimai ir panašiai. Tai tokius darbus galit planuoti prastai šiomis dienomis, kažkokius tai pokalbius svarbius arba kas susijęs su mokymuose. Tai tam palankios dienos. Penktadienis įprastai tai Veneros diena, įprastai tokia atsipalaidavimės visada tą dieną būna, bet šį kartą jinai bus 9 Mėnulio diena ir susijus su žvaigždynų Purvabhadra, kas vėlgi visada gali būti susijęs su kažkokiom tai apgaulėm, visokiais tai nelaimingais atsitikimais, tokie negatyvūs dalykai. Tai vėlgi, ypatingai jeigu dirbat kažkokius pavojingesnius darbus, tai būkite tomis dienomis atsargesni, nerekomenduojama tą dieną būtų pradėti kažką tai naują, kažkokią tai naują veiklą, ir vertėtų kontroliuoti savo jausmus, emocijas, negatyvės galimi tokie proveržiai, ir į konfliktus kažkokius irgi galima įsivelti. Šeštadienis prasideda, vasara, birželio 1 diena, tinkama diena irgi visokiem reikalam, kas susiję, tarkim, ten prie statybų, kažkokius tai pamatus mūryt, bet aišku, šeštadienis Saturno diena, todėl visokie darbai gali būti tokie eitis negreitai, arba jeigu tokie ilgalaikiai projektai, jeigu įsikelti kažkokį naują namą, kaip pavyzdys, ilgam, tai kaip ir palankus laikas, savianalizai, meditacijai, sveikatingumo procedūrom šeštadienis irgi būtų palanki diena. Ir sekmadienis, reiškia Ekadašis, 11 Mėnulio diena, tai būtų pati palankiausia diena askezėms visokioms, tai reiškia dvasiniai praktikai, kiek įmanoma skirti daugiau tą dieną šventų Dievo vardų kartojimui, reiškia jeigu mes atliekam tą dieną, dvasinės tokias askezės, stengiamės pasninkauti, tai gaunam palaiminimus. Tai nepraleiskit progos, tokios dienos būna tik 24 per metus. Tai ir nutraukti pasninką reikėtų kitą dieną, tai būtų nuo be 26 iki pusę 11 Lietuvos laikų, įprastai pusryčių metu, nutraukit kažką, tai suvalgykite tenai. Iš grūdinio, dėsiu nuorodą, kas ten girdi pirmąsyk, kas tas Ekadašis ir panašiai, galėsite apie tai pasiskaityti. Ir bendrai birželis jis iš esmės turėtų planetos jau bus jau palankesnėse padėtyse nei gegužė, turėtų būti jau ramesnis, palankesnis. Tai va, linkiu, kad ši savaitė praeitų sklandžiai visiems, ramiai, dėkuoju už jūsų dėmesį, būkit laimingi ir sakau iki pasimatymo kituose video.